susirinko ir mes turėsime progą kartu su jomis pasidžiaugti, kad pagaliau Alytuje pradeda veikti dumblų apdorojimo įrenginiai. Baigta jų statyba, pradėta praktiškai 2008 metais, jų pabaigoje mes buvom pakviesti, kad tą galėtum padaryti ir 2013 metais pagaliau mes įvedėme, įrenginiai veikia, dar vyksta jų garantiniai visokie bandymai, laikotarpiai, tačiau džiaugiamės, kad šalia esanti gamta, Nemuno upė, čia yra išnaudoti žvyro karjerai, kuriuos jau mes praktiškai esame užpildę, bus jau mūsų įmoniai, mūsų miesto nuotekų valyklai nebereikalingi. Mes nepilsime ten nei 1 kubinio metrų dumblo, ar tai tarša, ar tai gal kuras būsimas, ar medžiaga kažkam, tačiau šios teritorijos mums bus nereikalingos. Pasižadam su visų pagalba čia esančių institucijų ją sutvarkyti gražiai, apsodinti ir tegul čia oš pušynai Dzūkijos. O mes praktiškai per tą laiką su esamais įrenginiais įspręsime, kad dumblo toliau apdorojimo, jo utilizavimo, panaudojimo problema tiek Alytuje, aš galvoju, kad ir kitose Lietuvos miestuose bus baigta. Taigi ačiū visiems susirinkusiems ir aš manau, kad galėtume mes apsižiūrėti, ką čia pastatėm, jums parodyti, kartu paaiškinti ir pasidžiaugti. Aš tiesiog trumpai norėčiau supažindinti tiesiog, kadangi daug institucijų dalyvauja, kas pas mus susirinko. Tai Lietuvos Respublikos